Ar kada nors laikydami savo vaiką prie širdies, pažvelgę į jo akis, pajutote kažką gilesnio nei meilė? Ar kada nors klausėte savęs, kodėl būtent šis vaikas? Kodėl ši siela atėjo į mano gyvenimą? Ar tai atsitiktinumas? Ar už to slypi gilesnė dvasinė priežastis? Pasak didžiojo dvasinio mokytojo Parahamsos Yoganandos, mūsų sutiktos sielos, o ypač mūsų vaikai, nėra atsitiktinumas. Jis pasakė kai ką gilaus ir dažnai neteisingai suprantama. Tavo vaikas – tai tavo karma. Šie paprasti žodžiai talpina savyje meilę, tiesą ir tylų kvietimą pažvelgti į save. Ką reiškia, kai sakome, kad vaikas yra mūsų karma? Ar tai reiškia, kad už kažką mokame? Ar tai palaima? O gal tai kažkas dar dieviškesnio, kas vyksta mūsų gyvenimo gilumoje? Šiame garso įraše gilinsimės į šio mokymo esmę. Tyrinėsime, kaip senasis karmos dėsnis veikia santykius, kaip tavo vaikas atspindi tavo sielos kelią ir kodėl tėvystė, motinystė tai viena iš galingiausių dvasinių atsakomybių. Nesvarbu, ar tavo vaikas atneša džiaugsmą ar iššūkius, lengvumą ar skausmą, už to visada slypi gilesnė prasmė. Tu ne tik augini vaiką, tu eini šalia sielos, kurią esi pažinęs anksčiau. Sielos, kuri pasirinko tave, o gal ir tu ją pasirinkai labai seniai. Taigi, lik su manimi, miela siela. Ši kelionė ne apie kaltinimus ar gėdą, tai apie sąmoningumą, gijimą ir meilę. Kai suprasi gilesnę savo vaiko buvimo gyvenime prasmę, viskas pradės keistis. Nuo sumaišties prie aiškumo, nuo naštos prie palaimos. Pradėkime. Pirmiausia, reikia suprasti šio viso mokymo esmę. Taip, mes esame čia tam, kad mokytume savo vaikus, juos saugotume, lydėtume ir formuotume jų gyvenimus. Ir tai tiesa, bet tik dalis tiesos. Pagal gilesnį karmos ir sielos evoliucijos supratimą, tavo vaikas taip pat čia tam, kad mokytų tave. Tėvystė nėra vienpusė kelionė. Tai šventas apsikeitimas tarp dviejų sielų. Vaikas tampa mūsų veidrodžiu. Dažnai tai, ką vaikas atneša į mūsų gyvenimą, ar tai būtų jų tyrumas, užsispyrimas, kūrybiškumas, ar net iššūkiai, atspindi kažką mūsų viduje. Jie atspindi mūsų ankstesnius veiksmus, vidinius modelius ar net neišgydytas žaizdas. Vaikas tampa veidrodžiu, padedančiu pamatyti tas mūsų dalis, kurios dar reikalauja kantrybės, meilės ir transformacijos. Jūs esate jų globėjas, ne savininkas. Yogananda primena, tu nesi savo vaiko savininkas, tu esi tik jo globėjas tam tikrą laiką. Vesk jį, bet leisk eiti jo pačio sielos keliu. Tu nesi jo likimo kūrėjas, tu esi meilės kupinas skyrius jo gyvenimo knygoje. Tu gali suformuoti pirmuosius puslapius, bet toliau jis turi rašyti pats. Vaiko buvimas – tavo augimo galimybė. Jo meilė gali išgydyti tavo praeitį, jo klausimai gali išplėsti tavo sąmonę. Jo buvimas gali suminkštinti tavo širdį. Taigi, miela siela, užuot klausęs, ką turiu mokyti savo vaiką, paklausk švelniai. Ko mano vaikas atėjo mokyti mane? Kai einate kartu abipusio mokymosi keliu, karma pradeda lengvėti. Tėvystė tampa dvasiniu nubudimu jums abiems. Kartais santykiai su vaiku nebūna lengvi. Gali būti trintis, nesusipratimai ar gilus emocinis skausmas. Tokiais momentais gali savęs klausti, kodėl tai vyksta, kodėl tai taip sunku. Atsakymas dažnai slypi karmos cikluose iš praeitų gyvenimų. Jei vaikas nuolat bando tavo kantrybę, priešinasi tavo patarimams ar sukelia stiprias emocijas, tai gali būti ne todėl, kad jis blogas,
o todėl, kad tarp jūsų yra senas karmos mazgas, kuris prašosi būti atrištas. Kaip reaguoti? Ne su pykčiu, bausme ar kaltės jausmu. Reaguok su sąmoningumu. Joganandas sakė, karma keičiasi ne per kaltę ar apgailestavimą, o per teisingą veiksmą dabarties akimirkoje. Tai reiškia, kad net jei praeitis atnešė skausmą, dabartis gali atnešti gijimą. Kiekvienas sąmoningas veiksmas kuria naują karmą. Jei kyla noras šaukti, pasirink tylą. Jei pasirodo teisimas, pasirink atjautą. Jei kyla baimė, pasirink meilę. Tavo vaikas duoda tau galimybę padaryti viską kitaip. Kiekvienas kantrybės, atleidimo ir sąmoningo auklėjimo veiksmas perrašo jūsų bendros karmos scenarijų. Jis kuria naują energiją, kuri kelia abi sielas. Atmink, karma nėra sustingusi. Karma yra tekanti upė. O su meile, kaip tavo valtimi, tu gali įveikti net sunkiausią srovę. Kai santykiai su vaiku tampa intensyvūs, matyk tai ne kaip bausmę, o kaip galimybę gyti, augti ir pagaliau paleisti vienas kitą nuo senų pančių. Sąmoningumo dovana. Tu ką tik ne tik išgirdai žodžius, tu atvėrei savo širdį gilesniai tiesai, tu žengiai pirmą žingsnį į supratimą. Koks šventas ryšys jungia tave su tavo vaiku. Tavo vaikas ne tik tavo šeimos dalis, jis tavo sielos kelio dalis. Ar jis atneša džiaugsmą ar išbandymus, jis atėjo ne šiaip sau. Jūs jau esate ėję šiuo keliu kartu anksčiau ir dabar vėl einate kartu tam, kad augtumėte, gydytumėtės ir kiltumėte. Kas toliau? Perkelk šios mokymus į savo gyvenimą švelniai. Žiūrėk į savo vaiką ne tik su meile, bet ir sąmoningai. Klausk, ko ši siela atėjo mane mokyti, kaip galiu padėti jai augti ir pačiam augti drauge. Nes tu ne tik augini vaiką, tu augini savo sąmonę. Ir tai didžiausia dovana iš visų.